ceremonijos, tai matėm ten toliau vyksta, tai link ten ir... Hello! Hi! Pasimelsti, atlieka savo visus ritualus. Oi. Labas rytas. Pas mus yra ankstyvas rytas, maždaug 6-7 ryto. Kodėlgi toks ankstyvas? Nes norim labai važiuoti į paplūdimį pasižiūrėti baliečių ceremonijų, kadangi kovas Balyje yra pats svarbiausias ir pats didžiausias su ceremonijom, kadangi kovo mėnesį pas juos ateina balietiški naujieji metai. Tai čia vyksta įvairios blogų dvasių išvalymo ceremonijos, žodžiu, toks grynai išsivalymas visas. Ir vat šiandien yra viena pagrindinių irgi ceremonijų, vadinasi Melasti. Tai yra visų blogų energijų išplovimas, nuvalymas ir jie tiesiog visi baliečiai didelėm grupėm keliauja į paplūdimį, kadangi vanduo yra baliečiams šventas dalykas ir jie tiki, kad vanduo pasiema visą blogą energiją ir va, tarkim, grįžta į jūrą ir tu tada lieki visas švarus ir be blogų energijų, tai paplūdimy turėtų atrodyti įspūdingai visos ceremonijos. Tai prieš paplūdimį jie eina į šventyklas, ten atlieka irgi ceremonijas, tada susirenka iš šventyklos visus šventus atributus, tai tuos skėčius, kur būna, tada toliau visokios statulos ir panašiai. Ir tada jau jie visi susirinkę visus tos šventus dalykus, nes ir juos nori apvalyti prie vandenyno, kad grįžtų viskas su švaria energija, be jokių blogų, piktų energijų, tai viską jie susirenka ir keliauja į paplūdimį. Tai žodžiu, važiuojam, pasižiūrėsim, ankstyvas rytas, saulytė dar tik nesenai patekėjus, biški lašnoja, bet nieko, verta pasižiūrėti. Sunkus kelias. I'm alive. Einam ieškoti, kur vyksta ceremonijos, tai matėm ten toliau vyksta, tai link ten ir keliaujam pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, bet šiandien yra antra diena. Tai šiandien nebebus jau tiek daug žmonių, nes vakar buvo pirmoji, bet vakar nepavyko nuvažiuoti, bet vis tiek šiandien dar tam tikri kaimai važiuoja daryti ceremonijų į paplūdimį, nes jie yra pasidarę tokius kaip tvarkaraščius, nes kadangi visi netilptų vienu laiku, tai žodžiu, šiandien irgi vyksta. Tai jo, matau, vyksta ten kažkas.
Tai, kaip matom, pareina jie į paplūdimį daryti to visą apsivalymą. Ir kaip matom, moteris eina ant viršaus, neša tos visus paaukojimus. Tai kodėl yra ant viršaus? Nes kadangi tai yra aukščiau Dievo ir taip pat Dievas pasiema lengviau visas aukas. Tai visi renkasi, meldžiasi, žodžiu, keičiasi čia, kaip suprantu, tai protuoja jie. Vieni pasimeldžia, kiti ateina. Einam pasižiūrėti. Tai va, jie čia meldžiasi. Visi suėję, grinai priešais vandenį, kadangi vanduo išvalo energijas visas blogas. Visi baltai apsirengę su balietiškais tradiciniais rūbais. Čia vat yra susinešę jie paaukojimus. Visus vat su vaisiais, tos visos te aukšti bokštai, viskas. Sudamam Swaha, Matu Sudamam Swaha. Čia matyt kita grupė pareina. Vėl jį pilna. Su šeimom. Hi. Hello. Einu nusipirkti kažką atsigerti. Hello. Kažką pasijungkime. Okay. Apelsinų gėrimukas. Toks kaip ir iš sulčių. Nelabai ten jau iš sulčių. Turim ir maistuko kažkokią. Hi. Yeah. Turim maisto kažkokio. Taip, tai būtų 5000. Yeah, here. Terima kasih. Yeah. Kažkokių užkandukų. Pasiruošę jie čia tai šventė jų. Visko turi. Žodžiu, buvau čia priėjusi prie jų arčiau, meldžiasi jie, bet nesinori eiti labai arti. Stek, nemandagu, nemalonu. Tai vat girdisi dar, kaip
meldžiasi dabar, vyksta tie visi apsivalymai savęs. Ir po to labai noriu sulaukti to momento, kai jie visi pasimeldę jau pradės eiti, nes su visais tais atributais, skėčiais, visi baltai apsirengę, tai labai gražiai, labai įspūdingai atrodo ir ta emocija ir pats vaibas visas, tiesiog atrodo labai įspūdingai, tiesiog baliečių kultūra yra, nežinau, labai inspiruojanti ir tokia tikra ir tyra ir tie visi jų ir tos visos ceremonijos ir viską tiesiog apie tokius realius dalykus, tiesiog apsivalyti save nuo blogo. Prieš naujus metus viską išsiplauti, pasiruošti naujiems metams. Labai faina tradicija. Tai žodžiu, labai smagu. O čia su tokiais sunkvežimiais jie grįžta namo po visų ceremonijų, paplūdimy. Susėda jie čia šušoka į galą, važiuoja namo. Baigėsi dabar kažkokia čia dalis pas juos. Keičiasi čia jie. Vieni ateina, kiti ateina. Vyksta sumišimas. Jie pasimeldė, padarė ceremonijas ir dabar kitiem užleidžia vietą. Hello. Hi. Hey, cantik. Tai vyksta toliau dar visos tos pamaldos ir kaip suprantu, ten vyksta viskas grupėse, kas nori, o čia atskirai šeimyna atvažiavo pasimelsti, atlieka savo visus ritualus. Oi. ir tai kas kaip, o ten visi didelėm grupėm yra suvažiavę iš kažkokių kaimų atskirų, nes jie turi čia tvarkaraščius visus, tai labai įdomi patirtis, kai visi taip vieningai laikosi savo tradicijų, tai labai įdomu. Tai žodžiu, pabuvom Melasti ceremonijoje, tai labai patiko, labai gera energija, įdomu pamatyti, kaip jie yra visi, kaip ir sakiau, vieningi, visi susirenka prieš tos naujus baliečių metus, išvalyti savo energiją. Tai o dabar, kadangi jie ten keičiasi visi tom grupėmis, tai labai ilgai čia viskas užtrunka, kad sulaukti, kol jie visi pajudės su tais visais atributais, tai žodžiu nebelaukiam, bet labai patiko ir likit toliau su mumis, turim dar ką parodyti, nes po Melasti eina kitos ceremonijos, nes, kaip ir sakiau, kovas yra baliečiams labai svarbus mėnuo, tai laukite tęsinio viskas. Ata. The same way. Not interesting.